Garaže ir 26 laipsniai. Ir tai jaučias kur kas vėsiau nei lauke. Lauke virš 30 gerokai, man atrodo, ant saulės tai iš vis ten nežinau. Karščio banga, visi sako žiaurų. Dudlis po kondiškė namuose iškritęs gul, net nieko nejaut. O aš atvariu į garažą, galvoju, reikia vis tiek kažką pasidarbuoti. Tai nenusteikęs baisiai daug dirbti, bet ką noriu padaryti, tai susitvarkyti vieną iš tų cilindrų. Tai tas stovėjo T25, tas senai gulėjo lentynui perinkti statai. Tas matai, kaip atrodo visas apžėlės apaugęs, leido per štoką per visus galus. Tai buvau nupirkęs idėjas kinietišką, bet tas iš viso ten tragedija. Tai nežinau, galvoju grįžti prie ruskinės, į ruskinę techniką dėti ruskinę detalę, nes kinietiška nuo pat pradžių man ten nepatiko, kaip ana veikia ir leido per tas vietas. Čia tos aklės neleid, štoks atrodo neleid, viskas kaip gerai, bet per čia bėga. Per čia pradeda varvieti. Tai aš galvoju, kad čia gal ir kažkas netaisyklingai įdėta, arba netokia guma įdėta, arba kažkas su ta guma negerai. Tai galvoju išsiardyti, pasižiūrėti, kas čia ir, nes čia gan nedaug problemos, jeigu tik tiek problemos. Turiu čia nupirkęs tipo rem komplektą pilną visai, o man tik vienos gumelės tereik. Bet kadangi ant kainavo 3,80 tik tais, tai neapsikrovau, pasiėmiau visą komplektą. Gal perinksim šitą su laiku, bet šiandien fokusuosiuosi į šitą, nes čia mažiausiai darbo. Bandysiu taip. Šiaip kas man dar biški nepatiko bėg per čia, per tus galus bėg. Kodėl bėg per anus, nežinau, ar aš čia negerai kažką susiveržė negerai, kodėl per tas leid, neįsivaizduoju. Kažkaip turėtų vis tiek čia su konusu įsiveržti ir nebėgti, bet varv per čia, nežinau. Kas čia dar man nepatiko, kad štoks, tur tokių žymių, tur pabraižymų, ta prasme, tokių gilių visai. Gal matas, ne? Čia toksai. Bet kol kas jaučiu čia giliai labai nesigilinsim labai žiauriai daug. Tiesiog pabandau tą gumą išsiardyti, pasižiūrėti, kas su tą gumą keisiu, vien tik tai tą gumelę gal gerai bus tam kartui. Nesitaip į daug ką ten daryti. O reik daryti, nes vėl lauks visas apžėlės ir nieks ten tų neišravėjo, tų smidrų, dar kol kas ten. Manau, dar reiks gamintis bačką, su kuria laistysim smidrus, jeigu taip toliau tokie orai bus. Tai reikės lieti vandenį ir tuo pačiu įterpti ekologinių trąšų. Dar nežinau, su ekoagrosu reiks išsiaiškinti, kaip su tom ten trąšom ir, bet tas, kur anas parduot, sakė, čia pilnai tinka ekologijai. Bet ekoagrosas ten turi savų niuansų. Tai. Bet kol kas aš iš tikrųjų neturiu su ekoagrosu nieko dar susitaręs, tai galiu iš tikrųjų daryti dar kol kas, ką noriu, vis tiek perinimas laikotarpis bus. Bet reikia judėti su to reikalu, kad paskui nebūtų problemėlių. Tai gerai. Pažiūrim, išardom, pažiūrim, kur čia turim. Netelpa. Turi įrankių karočią, bet netelpa. Kas čia? Taip, tai kas čia tada? Nebeatsimenu. Gerai. Oi, vos pažastis neprisipyliau tepalų, gerai, kad buvo išėjęs. Buvo išvarvėjęs jau. Būčiau tai gerai čia pasidezodoravęs. Blemba. Oi, parin. Turi įrankį, karadž darbuojas čia su rankom. Oh my god. Kodėl man per sriegius leid, kame reikals. O ne, ilgai gulėjęs ir priežudėjęs čia blemba. Ką žinot, čia užteks tik gumelės pakeisti. Tik vieną gumelę pakeisti. Vo, išsisukus. Gražiai čia išsisuko, Visi normaliai atsisuko, gaigės čia atsisuko. Visas tas šriubs. Gerai, kur mes šį turim? Reik bandyti, pablemba jau karšta man.
Jaučias tas 26 čia tikrai nemaloniai. Duris laukia turi būti užsidaręs, nes kitu atveju dar karščiau bus. Tai čia vykst. Kažkas žiūrės biški. Biški po biški. Galėtum biški stipriau būti spaustas. Kujėtis lūža. O, ne. Ne iš tos vietos вообще man čia išsiaižė. Nu, karočią, žiūrė. Kad čia turim. Padedam čia namą biški. Škurlę reik didelę. Kur gauti? Nu, nepatinka, tas karštis man nepatinka. Da neradau salnikų čia. Nu, tuoj atsiras. Nu, nežinau, čia gal laikyti perinktų, tipo sutvarkytų, jeigu čia, nu, nebaisiai gražiai atrodo. Pansai lentynui gulėja, šiaip prirūdijas, pribuvęs. Jaučiu dėl to gal leid. Rūdis kokią palindo, pakėlė tą salniką į myžą. Kažin kaip tas toks čia. Var. Nu, jaučiu, aš biški čia klaidą padariau, prasileidau. Jau ardydams, reikėjo man tą štoką nesustumto ištraukti, kaip tik visa. Čia prirūdyje, čia pribuvę, čia Načiart, jau nervin belenkaip. Įsivėliau tą tai gumėlę pakeisti, visą šlapsiau. Oh my god. Nu tikrai netinkam sors darbuotis, geriau būtų prie kur nors pležę gulėti. Ne, namuose kondiškė. Namuose po kondiškė šiaip gal ir užtektų. Ką žinau, kaip čia turiu išsardyti, ką tik video žiūrėjau, galvojau, čia easy peasy. Nesigaunu taip easy kaip tam video, žinai, bet... Blemba, reiks vėl atsisukti video tada, nes jaučiu, kad čia reikia ardyti, nu čia tiek rūdžių ir žvyrų kažkur, nežinau, tų purvų tokių nepaliksi juk. Važiuoju. Nu, tai švarų tipo perinktą naujai turiu. Prie žūdėjo bestovėdams. Net nežinau tada, katrą ardyti geriau. Nu, jau tą išserdžiau, bet to biškštokas mačiau įbrėžtis. Tiek kainuoja tas RAM kompleks, reikia perinkti turbūt. Gerai, įsijungu YouTube pasižiūrėda, kaip ten tiksliai išsiem, kas ten ką. Ai, čia reik pirmą tą kažkaip nunerti, tada ten atsisuks, išserdys. Reik čia su tokiu guminiu pabandyti. Oh my god, kaip Ansana ištraukė. Ai, čia aš galiu pabandyti taip pasuk dar palauk. Ten kažkaip lengviau antraip išsiardė. Gal reikia kiščią tvarkelę lengvai palaužti. O, lyg tai skečias biškai. O, išsinėrė, gerai. O, išsinėrė. Madai, išardžiau. Tiek kibeliuk surinkti. Nu gerai, da čia reikia atsukti, visas tas gumas reikės išsivalyti. Ai. Kaip vis laik įsivėlu į daugiau darbo negu planuoju. Vis laik noriu padaryti. Tept, pist, viskas. Karts panašiai gaunas. Bet dažnu atveju būna ilgas projektas. Nežinau, pabandom atsukti, ne gal. Palauk, iš kur man bėgo, iš to bėgo. Reikia išsiaiškinti, kame čia šaknis ir kodė čia bėgo. Reikia. Toks šūts rūdės. Baisiai atrodo čia, baisiai. Visur kažkokių rūdžių ir aš nesuprantu. Atsukam. Bet kad atsukti reikia taisis spaust. Kelių. 3. Okis. Kažkiek atiek pripuvęs.
klijuot. O kam čia klijuot? Kažkokį kaip sriegių klėjai. Nu, ruskiai nežinau, bent jau nerodė, ką klijuot. Vieną vidėtę žiūrėjau. Matos? Kažin. Čia tipo ansai perings, žinai, ir visur prirūdėja viduj. Oh my god. Viską išardyt, išvalyt ir pakeist visą rem komplektą. A ką, daugiau? Pažiūrėk. Įvertinam štoką dar. Nu, man šis įbrėžims kažkaip atrodo biški nėra gerai. Čia dar stipresnis. Čia tikrai jau kliūnaks, nu čia net matos akivaizdžiai. Tai tas salniks, kažin kiek laikys čia. Nu, bet perrinksim į tą, paskui persirinksim į ten tą jaučiu. Biški atvies laukiai ir garaže. Nusiplaut, nusivalyt, įžiūrėt, ką tam komplekte turim. Biški bordakė čia darbojos, reikėjo labiau susitvarkyti. Bet taip ir, kai galvoju, kad tik vieną gumelę keisi, tada gaunas viskas, tai tikiuosi niek nepraleisiu. Gerai, stabdau ir einu plauti. Nu, purviniaus darbus padaryts, tipo atploviau. Bandysim žiūrėti, kur kas stol perinkti. Kokie guma keitas, kur, kas man nepatink biški. Tai va čia šitais sriegiai paiesti ir tai va per čia galbūt, ką prasisunkimą turėsim, tai nežinau, gal pavyks kokių tai pakolų paviniuot arba gal netgi tą santechninę panaudosiu plionkę, žinai. Ir gal išsispręs tą bėdą ir laikys, nežinau. O jeigu ką, vis tiek tada gal persirinksiu cilindrą, tai ta detalė, nu, kaip į nekeičiamą, žinai. Tai gal kitas cilindras geriau laikys, matysim, žiūrėsim. Čia kaip į nėra išjiesta nieks labai. Kažkokių įtokių biški prikibusių purvų, bet bandžiau šiaip ašonus išvalyti, čia nežinau, su kuo išvalyti, nenorėjau labai kaišti. Tai gal gerai bus, bet iš tikrųjų irgi net nežinau, katrą pusę kur buvo. Reikia žiūrėti, ar ir čia skirtums, ar nėra. Kaip nors reiks pabandyti atskirti, atpažinti. Nežinau, tuo vieno neišsukau, kažkaip gerai laikos, tai gal tegu laikas. Bandodavau pasikeisti visas gumas, atskirti, kur katros kokios stov ir surinkinėti. Taip. Šitą, žiūrėk, čia pasikeičiau gumelę. Turim dar dvi tokias, nu jau kaip suprantu, kad ir čia nusein. Tokia mažulytė, net nesimato čia, jaučiu tau. Kur ein, radau, kad čia ir gumelę vidui da. Pakeisim, bet tos gumos, čia ant to, vai, nėra tokios, nerandu. Nu, nežinau, turiu čia visų kitų detalių, visų kitų gumų bandau ardyti, bandau keisti, ko žinau. Tos plasmasės, kaip suprantu, nesugadinus nuimti neis, o kaip reiks nesugadinus uždėti. Geras klausimas. Mačiau, kad perpjaun, kad uždėtų, bet aš gal užmausiu, nepjaustis, kaip sakai. Ką čia iš rankos, kaip reikia. Gal atsistojus galbūt lengviau, bet kažkaip čia viskas po ranką atsiklaupus vos nedarbuotis, tai taip varu. Pažiūrim iš arčiau, ne biškį gal. Pabandom. Gražus kroksai, ką? Tai va, čia turiu tokią gumelę. Ant baltos kuros padėkim, ką matytus malai. Ana ein į tą, čia į vidų centrą. Kaip ana iš čia ištraukti, nežinau. Kaip nors reiks išprašyti bandyti, bet kol kas nein. Bet tos gumelės, kur čia ir va, tai čia nematau, nerandu. Nu nežinau, išsiaiškinsim. Dabar tak. Čia turiu fork oil, kur Yamaha. Pyliau, matai, gal nežinau, 20-tinį. Nes neturiu
kitokią, tai sutep. Dabar neturi to hidraulinio, katras turėtų pilti ten. Tai gal gerai bus, ką žinau. Čia svarbu gumas dabar sutep. Taip, aš šitą išradžiau. Čia sena guma, čia nauja, va. Biškį storesnė. Bet reikia, va, tu sudėti, kaip suprantu. Čia tie. Ai, nuroviau. Nu, tokie, pabandom, ar ants užsimaus man, ar reiks perpjauti. Atrodo, čia šiaip visai guminis. Visai maunas, žiūrėk. Gerai, ruskis mačiau pjausto, bet pasina toks kietesnis buvo. Taip, iš tos pusės užmojam, dabar iš tos pusės gal tada pateplevokim. Ir užmaukim šitą. Op, 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 op. Smirdbiški, nu ir tą. Gal ne taip reikėjo daryti. Maukim. Iš tos pusės lengviau kažkaip užsimovė tas. Tai taip pabandom. Sausas lengviau lipo. O, įmauži. Nu, tikėkime, atsistos į savo vietą. Ten tą gumą įdėjau sausą, tai patepsiu bent išorę. Tikėkime, gerai bus. Kuo toliau? Tu galim pakeisti. Sena čia. Prasivalom. Su breiklineriu biškį, oru. Tokia buvo, ne? Kažkokia panaši. Blemba storesnė atrodo. Tai kaip gerai. Ko gero. Čiukšt. Yra. Į šalį. Dedam į šalį. Šitą jam. Op, op. Pravalom. Tepaliončių. Paslystom. Čiukšt. Į šalį. Ai, da tą reik. Čia reik. Palauk, čia vidui da irka. A, čia vidui ir. Ne, o tai kur tas tada? Kur tie tada eina? Da išsirasim gal. Čia bus tiek, ko gero. Pabandom. Nu, tokia pat. O, kaip reiks įkrus čia tokius plasmasinius. Nežinau. Viens, ką? Tai katrai pusėns buvo aukščiau, žemiau, davo tu man pasakyk. Kodėl tik viens, aš galvoju du? Čia vienas tada turbūt reiškia. Eik tu šikti, gerai. Nebuvo. Bet į da vieną gumą ir kur da vieną gumą eina. Nu, viskas, ką čia turiu, nu viskas. Blemba, reikia paguglinti. Pajutubinti. Tai gerai, esmė kokia? Palei mane šito vienu ir per daug tam komplekte. Ir vieną gumą ir per mažai. Tai dedam šitą gumą čia. Ir tada jį kaip nors pabandom tą dėti. Lyg tai, kad tai buvo. Tas viršuje, ne? Nu, dar kart pažiūrom. Greitai atsukom. Pirmą įded tą gumą. Tada tą, bet ant seną irgi perpjautą įded. O čia gan kiets, nežinau, kaip mums čia pavyks. Kaip čia įded, pažiūrim. Net nerodė, nei kaip perpjau, nei kaip įdėjau, beveik biškmatės. Tai gerai. Ai, šitais esam jau sutepę. Įdedam čia nais. Bikt. Tai man tą vieną gumą irgi liek tada. Nežinau, nesuprantu, kaip taip būn. Kodėl tai būn. Ir tie, pavyzdžiui, kur ein tie, nežinau. Gal ant sugadinimo ir specialiai. Šiaip taip nebūna, jaučiu, bet įmojau kažkaip. Neperpjuvęs. Nu, tikėkimės, kad gerai bus. Kažkaip, taip. Į tą vieną gumą, man atrodo, per daug ir, nes žiūrėk, aš tik net neturiu šiemet. Turiu dvi tokias. Okei, dvi tokias. Tai čia ir čia jau įdėjau. Da vieną liek. 3 buvo. Tokį vieną panaudojau jau vieną. Tai liek. Bet čia nėra to ant to, ką uždėti. Niekaip. Ai, nu va ta gal čia tiks. Bandykim tą. Oi. Einas. Nu taip, nu. Toks čia tiks. Tą nuėmiau metam ant čia. Pavalom. Ui. Čia atidobiniai. Švarus, gražus, viską. Papurškam da. Break cleanerį, nors čia ne break, bet vis tiek. Need to be clean. Ai, biškit. Da biškit. Gerai, cik. Opa. Yra. Pabandom tą išprašyti. Kažkur reiks mailesnė. Adat. Bišbuką tą adatą girdi. Papai. Yes. Tadam. Išprašiau, madai. Prie senų. Ėmam naują. Ir grūdam vidun. Ir tikimės, kad įgrūs. Nu, nebaisiai, čia pataikai. Šitą švalyti. Papūskim.
Eik, sąna, čia bus reikalų daugiau jaučiu įdėta, negu išimt buvo. Gal ne? Yes. Įmučiau, šiaip ne taip. Gerai. Gerai, nu tai nežinau, ką su to daryti, nekeisti tiesiog tuos. Šiandien neturi manos. Ar nekeisti, ar nupirkti kokiam tais Hansa Flexe. Nežinau, ką čia turim. Čia turim mes turėti šitaip va ir va kaip. Tung sahur, kaip sakant. Tas čia, jau nebesaka jaunims taip. Tas čia, kažkaip tai taip. Ot, tipo taip. Tipo kažkaip tai. Giliau turėtum biški, ne? O. Nope, not good. Ar aš... Eik, tu svaigsti, ne čia. Čia turi būti. Sakau, kažkas ne to. Čia turi būti, va. Ui, nepergnybk. Guten, taken. Tai čia kaip perengts turbūt, ne? Ką čia daugiau nieko, kas čia turbūt čia nieko. Išsiaiškinsim dar. Šitam. Turi būti šitam dar vienas. Zikt. Va, tik tais dėl šito aš realiai ardžiau šitą cilindrą, nes per čia bėga. Per čia tą pusę, neatsimenu. Viršus ar apačiai, kas čia buvo. Ne, čia apačiai, tai čia per viršų bėga. Nu. Tai kam da tiešti šūdai? Čia tipo gal vietoj to norėtum, kad būtų. Bet aš dėsiu, jaučiu, kad šitus geriau. Nes čia ir geležinis toks, koks turėtų būti, ne? Ko gero. Manykim, konelėm. Pažiūrim. Tas čia, ne? Tai gal tipo tada tokį reikia dėti. Kad tipo įsispaustų, jį neleistų iš toliai. Ką žinau. Čia gelžinis, jeigu buvo gal gelžiniai, įdėkim. Čia tik reikia biškį stuktelt su kujetuku, viskas bus čiki-briki, a ne? Nu, šitą žiūrėk. Na, kur tu išeini? Tai jeigu leis per čia, vėl žinosim, kame problema. Jo, ko gero. Nu tai gerai, liko dalių, karoči. Liko 2 tokie, kaip žinom jau nuo kur. Liko 1 toks, tokie patys, ne 3 buvo, nors 2 tai reikėjo. 2 tokie buvo, nors 1 tai reikėjo. Į vienos gumos neradom, katros reikėjo. Nu į viskas, ne? Bandom surinkti atgal viską. Reikia neštis ten ant spaustuvą. Ir reiks dėti, bandyti, ko gero, ne? Prisisukau šitus, o šito nežinau, katrą pusę jau neapžinau. Tai jaučia nelabai ir skirtumų. Pabandom, mano čia prisidėrinti. Ir suspaudžiu šį cilindrą. Gerai bus, galimai. Nešam kitas dalis. Galvoju, šiaip, laukti rytojus gal nuvaryti, rytoj pirmadienis nuvaryti, tą gumelę nupirkti vieną pačią ir pakeisti, nes dabar man reikia tą kriemą turiu, reikia susirinkti tą, o ten neis paskui perrinkti. Tai jaučiu, kad taip reikia padaryti, aš vis tiek šiandien karštą nedėsiu tą cilindrą. Tai reikia jaučiu rytoj palikti, taip ir padarom. Nu, kūjų išaušo pirmadienis, nenusitėpiau sekmadienį baisiai, tai outfits tas pats. Nusipirkau 2 gumas, pažiūrėk, koks skirtumas tarp manų. Ta kvadratinė, matai, ta apvali. Tai negalimai nebuvo keista, kai buvo perrinktas kažkada. Nu, man, principe, aš jaučiu, nepajutau defekto, jeigu ir buvo su ta guma kažkas. Nes čia, kaip suprantu, ant plaukiančios padėties, ten kažkaip, kai nusispaud iki dugno, nusispaud tas vožtuviuks, kažkas ten turi atsidaryti, žodžiu. Taip, aš suprantu, ten kanaliuks toksai. Nu, bet nesmė, viskas dabar reikia surinkti taip, kaip buvo, dėti, bandyti. Netikiu, kad man išsispręs tą problemą, kad užgesinus nebenusileis greit cilindras, bet tikiuosi bent jau turėsim mažiau nuotykių, mažiau apsinavalavimo visokio ir jeigu neleis ir vis tiek nelaikys, tai reiks kitur bėdos ieškoti, bet gal bent šiek tiek geriau veiks ir laikysis. Nu, kaip pasakyti, užvest be aukštų apsukų, gal normaliai laikys, nežinau. Nors šiaip kažkaip abejotina, nes jaučiu, nereiks tik perrinkinti tą skirstytuvą. Ten žymiai daugiau reikalų, plus ten dar visokių tokių haltūrų, kur ten pritrint, kažką padaryti, ten žiūrėjau, vožtuvas greičiausiai čia gali būti problema. Ten toks šrac yra, ten paskui ten tą reikia nupilavoti, tą reikia pritrinti, tą reikia prišveisti,
kažką ten reikia ištekinti, padaryti, kažkur ten skylę išgręžti galimai. Nu, nežinau, nelabai supratau. Šiaip su ta hidraulika iš tikrųjų pirmą kartą jaučiu taip susidūręs esu, kava kažką daryti pačiam kaip reikia. Tai, nu, bet su laiku gal išspręsim. Norėtus kažkaip greičiau viską išspręsti. Nėra sudėtinga ta rusiška technika, bet labai užknis, kad, nu, jei netas, tai tas, jei netas, tai tas. Ten sutvarkiai, žiūrėk, idėjai kinietišką, vis tiek šūts arba ten lietuvišką iš kinietiškų detalių. Nu, tai gerai, dabar jaučiu, kad ant smūgio greitai pys surenka maną, bandysim dėti, žiūrėti, kas bus. Čia ta gumanto. Och, tu blecha. O, yra, op, okei. What? Kodėl taip? Ko taip sunkiai lenda? Nu, įdomiai. Nu, turėtų būti biški paprasčiau, čia biški lengviau. Nu tai, gal kai nesiskipuos, taip ir bus. Ups. Oh my god. Šiaip visai paprasta čia. Niek čia daug nėra tų detalių. Nu, žiūrėsim. Nesurinksiu ko nors on-trap, ko nors kreivai, ko nors blogai, ko nors neįdėsiu. Bet atrodo, kad viskas. Čia nors ir realiai bordaką buvau pasidaręs su tom detaliam. Bet, nu, kažkaip viskas aišku, vis tiek kas kur į kur. Tik va įdomi, kad porą detalių liko. Ir vienos vis tiek trūko. Tai čia tas komplektas toks liaus, čia aš kažko nesuprantu. Nu, aš linkęs manyti, kad čia komplektas tiesiog toks liaus, nes viskas čia labai paprastai atrodo. Bet tuoj surinksim, sužinosim, kaip čia bus iš tikrųjų. Kur ta galvutė? Nu. Įdomiai. Matos, kad buvo taip prisuksiu, na tai taip ir prisukim. Bet man norėtus biškį on-trap dėti. Nežinau. Biškį spaustų sukas. Patratinkim dastu. Gerai bus. Manykim. Ką gera bus, nežinau, čia seigių klijų nedėsiu. Nors atrodo, kad buvo uždėta, bet jaučiu, kad nedėsiu. Kas dar tas šitais čia. Patepkim dar biškį. Gerai. O. Čia sumau, tik apversk. Keistokai biškio čia antraip sumau, tą reikėjo gal čia dėti. Papirmą, nu bet niek. Čia įmojau, čia liktai jo, čia ne. O. Klausimas, kada čia man įlysim. Gal įlys, ką žinau. Nu, čia liktai susirinko. Nu, tipo kaip jis susirinko. Sunkiai vaikšta, bet manykim, kad taip ir turbūt. Ups. Tos vaikšta, bet čia kaip gaus tepalo jaučiu. Prisipumpuos. Nu, viskas tie liko. Veršim su ranką. Nepersistenkim, ruskinio kokybė. Gal ir tvirts metals, bet esu buvęs radęs ruskinių varžtų.
Žiūri, aš vienas žiūri, parašyta 4. Dabar tokį varštą nenupirksi, veržlių. 4 stiprumo. Per pus minkštesnis negu standartas pas mumis dabar 8, man atrodo, ir aklys. Da būn 10, 9, sekant. Prieinams, nežinau, gal ten yra kitokių, bet... O, nu gerai, sauso cilindro nemučikim baisiai. Manykim, ką veiks. Dar vieną dalykiuką, tus įsukti. Tik į problemą, aš neatsimenu, kur koks buvo, nes jie skirtingi ir, bet yra ne. Nu, tie atrodo vienodai. Viens su vožtuvu, tipo tokiu vožtuviuku, kits kiauras. Tas su vožtuviuku buvo, tas kiauras. Kur koks buvo, aš nebeatsimenu. Tau atsisuksim video, man atrodo, kažkur gal turėjau nusifilmavęs. Į ką neleistų, nes čia tas rėgis toks pavargęs, plus per čia mačiau, kad bėgu irgi. Paviniuosiu tuos. Gal padės, nežinau. Nežinau, daros taip, bet santechnikoje taip daros, tai tikėkime su jais į hidraulikai. All good, išsiaiškinau. Taip buvo, video turėjau, pafilmavęs, draugėlį siunčiau. Tai čia turbūt vožtus va. Taip, šitas. Bet jau dabar suka sunkiai, karoči. What the fuck, nepagaunu, gal gerai. O, kažkaip taip. Gerai, pabandom paviniuotis izolkis. Nežinau, čia padės, nepadės, bet tokų. Kažkokį tokį turim. Viniuojam palei sriegį. Tikėkimės, atplaišų čia nepateks, neužkiš sistemos kur nors. Bet jei ką, jau išsiardyti mokam, tai gal kitur bišk papulti. Gerai, 2-4, čia tas ein su 2-4. Nepanašu, kad čia padėtų tą juostą. Ir iškart veržas, ta prasme, net neįlent tiek giliai, kiek turėtų įlysti. Tai čia jaučiu, nėra labai gerai. Ten kažkaip konusas, ten gal ir turbūt biški toks, tipo užsiveršt, žinai. Bet čia persistengti irgi negalėtų, manau. Nu ne, šita juosta, nemanau, kad padės. Bet paviniuosi, tai čia. Modern problems requires modern solutions. Čia 2 raktas. Tas man rods biški geriau, geresnė situacija. Nu, jei leis, ar kažkas bus ne taip, turim dar jums cilindrą persirinkti, bandysim. Kur tą kinetišką dėti? Gerai, viso, sustinkam prie traktoriaus, kapidėsiam ir išbandysiam. Oi, atvariau pažiūrėt, kaip smidrai laikos. Savaitgalį čia nesirodžiau. Ką žinau, nelabai aš turiu čia ką daryti, žinai, traktorius nein. Frezuot, kultivuot tų piktžolių dar neturiu kaip. Laistyt neturiu irgi dar su ko pasidaręs. Bet va su to laistymu tai jaučiu, kad šitoj serijai mes būtinai turim pasidaryti aparatą ir išlaistyti tenus, nes tu čia reikia tikrai paskubėti, nes tu pažiūrėk, čia reikia gelbėti tenus konkrečiai, pažiūrėk. Tam ragas. Čia geltonuoja tokie. Čia tam plaukia, kur nelabai net piktžolių. Tai nelabai ir smidro, aišku, bet va. Baig numirt vargšiukai. Nežinau, ką daryti, eina savo. Tai jaučiu čia dėl tų karščių. Gal vandens čia mažokai, nors šiaip tai ta žemė net negalvau, nes šiaip tai tas dirvožėmis toks sunkus, molinks ir šlapės. Nu, tai aš dėl tos drėgmės čia nesiparinu, bet kai va pakaitino plus 3 keli, tai tiem smidriukam čia matau ne visiems patiko. Tai žodžiu, reikia pasidaryti laistymo bačką, bandyti pasilieti, nu čia bus projektas, kad aš bus reikalų, bet žinau, kad reikės, tai karočią su tuo ir užsimsim, nes šiaip, bet nu aš, nežinau, man netgi biški gėda rodyti lauką man jum, bet aš tikrai nesitikėjau, kad tai baisiai bus, nes ir gailios, kad nepaklusiau Manfredo patarimo nusipurkšti viską prieš pat išdykstant ant jam. Šiauriai gailios dabar jau. Nes praeitais metais buvo medelingi, praeitais metais ant jie buvo numulčiuoti ir nupurkšti. Ir vis tiek, anu čia belenkiek. Ir čia va nabagai smidriukai šitas jau kent nuo saulės, jau nežinau, čia reikia, ką čia reikia. Gaisrininkus kviesti, kad piltų. Bet tu pažiūrėk, kas čia daras. Eina, savo, čia smidram pofik šitais žali auga. Bet tu pažiūrėk, žalins koks žiauras. Už smidrus kai kurie didesni augalai. Va, grikiai šitai savo, kiek suprantu, grikiai iš pernai metų. Tokios piktžolės, tai čia labai negerai.
Kas tas iš kaimyno atvaryts? Ne, nežinau. Kur smidrai? Nu, kaip čia reikanus iš čia smidras? Į čia nėra. Tai kaip reikanus išravėt? Kur smidras? Tai pikdžiolės yra, na, pakavojusios, taip išeina. Kas 25 comus turbūt smidrai, čia tragedija, iš tikrųjų, čia žiauru, aš nesitikėjau taip, kad taip žiauriai bus. Nu, aš žinau, kas su pikdžiolėm bus, ne kažką, bet, nu, negalvau, kad tiek ne kažką. Wow. Žiauru. Atvariau pažiūrėti mano žolikės sudygus ten, kur aš tipo sėjau, tai ne, ten nėra taip, kaip čia žiauriai. Oh my god. Karoč varu tvarkyti traktorių. Nu ir darysim bačką, liesim vandenį. Šiaip daug reikalų čia ir su ta bačka. Tai žiūrėk, kokia idėja su ta bačka čia. Kol kas mąstau taip, turiu čia tokį, ką žinau, rėmo, tekinius. Nežinau, šiaip šliaukos baisios čia yra, reikia kažką tvarkyti, žiūrėti. Tų pačių čia nesutvarkysi, nes čia irgi ta pati situacija kaip su kultivatoriu, man atrodo. Da pažiūrėsim, bet šiaip praplyšė baisiai atrodo. O gal tik tai šliaukas pakeisti išeitų. Reikia žiūrėti, reikia bandyti nusiimti galą, ką čia. Tie guoliai čia suvargė, bet nesmė. Tai plans tau užmest čia, padaryti kažkokį kablį normalesnį, nes čia nežinau, ant štyritams buvo. Ir pilti šulinio vandenį, čia jungt kažkokį tai su 2 šakom padaryti, kad 2 vagas vienu metu galėtų lieti. Dar nežinau, kaip su valdymu, norėčiau gal nuo 12 voltų padaryti, kad paspaudėjai, paleido, išjungiai, bet čia vietoj mes tų valdiklių jaučiu kažkokių tai valdymui negausim, reiks ieškoti, nusipirkti, atsiųsti save. Galvau, čia laiko daug turėsiu, bet čia viskas greitai einas, labai nespėju šitus terminus, šitus tempus, kiek vandens turim. Į to vandens neblogai šiaip. 1, 3 rintiniai, tai 3 rintiniai vandens. Tai kažkiek gal užteks. Buvo pilnas, bet kaip jau matai, išpyliau čia. Karočiai. Keičias biški plans, nors aš šiaip rimto plano neturėjau, bet reikia paskubėti su to reikalu, reikia gelbėti smidrus, karočiai. O žolins tai va, šitais. Kas čia vyksta? Nu, čia va pikdžiolės kažkokios. Kažkas šitais kalas, po biški čink, tuo vieną kitą. What are those? Nu, bet šiaip tai nesimato nieko. Gerą varom pritrakti. Šiaip nieko gera. Nu kū, cilindras vietoj kaip čia buvęs. Užpyliau tepalaus. Pabandom pakurti, dėjau akumą pakrovęs. Gerai, kumę čia turim. Pabandom neišlipus iš traktoriaus, ne? Gal reikia užsidėti ausinės, reikia saugot klausą su tokiais aparatais čia. Tikrai, kad taip. Ok. Gerai, ką mes čia turim? Lyg tai laisvam perėda čia, ne? Tas tegu būn paspausts. Tas tegu būn pakelts, ne? Nu, ai, ne. Nuleista padarom tiek to. Taip, va. Kuram? Pusas pasukimo, kaip sakė. Okei. Pues, gal mes norėjau pabandom pakelti. Čia turėt keltis kelas. Aišku, pirmą vietai, nes gal biškai dar, žinai, kol pylės lygius, kol ką. Gerai, dabar laikas, ne? Dabar pabandom įmest apsikas. O kiek kažkis. Ant laisvų, nu taip, o biškai žemesnių. Da, laikas. Da, laikas. Gerai. Patraukom tus. Nusileidom. Įdomiai čia nusileidom.
kažkaip kreivai, bičiai. Tas gal pirmiau, tas vėliau. Kažkaip kreivoji pusė. Nepatinka man. Bet čia paleitus, kaip suprantu, galėtų pareguliuoti galbūt. O ne? Greičiausiai. Tas tekinis pasidėjęs, ten tas ne. Įdomi. Nežinau. Pakelam. Nu, į ko nesikėl. Gal da oro ir ar apsukų trūksta. Kas ir? Gazno, kas tau ir? Nu, čia šlant. Ne, nepatinka man. Neveikia. Ko neveikia? O, kelas. Kiek kelas, turi plėtai. Kelk, normaliai, jau papa. A tai pakėlis šiandien, ne? Ko laukam? Kol pasikels laukam. Nieks neveiks. Tai kas ir? Ko dabar trūksta? Nežinau, su kiniečiu tai buvo, kai sausai idėjas buvau. Mums irgi iš pradžių patrūkino. Tai gal tiesiog klepal iš pradžių. Kodėl tas nusileid pirmas, nesuprantu. Nes cilindras tai pusė, ar kas? Karoči, išsivaikščiai, vors ir vėžiai. Bet tai ne iš vis taip pavyzdžiui, gal čepo. Karoči, nežinau, kelnuoji, bet vis tiek per visus galus apsimykęs, tai kažkas skirtas. Pažiūrėk. Suntas perčia. Verčia, bet ne per mano tą. Nu, grįna, per tų tarp sudėjus uždimo leidžiu. Čia per mūsų dėlį. Čia irgi dėlį. Tai reikėjo pakeisti gal, kad jos nesusidėjus. Žiūrėk, laikas. Vobračiai. Ei, laikos, tai kame bairis cilindras susitvarkiau, tipo. Nors į toliau myš, bet laikos. Nu, įdomiai. Nors į toliau myš, bet laikos. Tai kaip ir pasisekė. Kad ir biški nesėkmės ir vis tiek čia biški prasiskverbimo. Bet pakėlus laiko. Tai kol kas prasidirbsim su tuo, ką turim. Da persirengsiu, tada nuvarau, nusiperku iškart, persirengsiu ten tą komplekčiuką, nusiperku gumų, persirenku ten tą cilindrą ir varom laistyt smidrų. Dar jaučiu, kad pirmą ten gerai, kad tie smidrai, karočią, ir pagalvau kaip, gerai, kad tie smidrai trūkst vandens tiem, kurie yra arčiau šulinio, tai aš anus dabar da varysiu, jaučiu po pietų, bandysiu šlangą pasilaistyti, turiu tų šlangų. Tai bandyt pasilaistyti ir paskui pasigaminsim tą. Tikrai nesreiks ten trašų visko, karočiai terpti. Va, po biškį leidas, bet tai čia norma. Po biškį, o ne po tiek daug. Tai gerai, aš taip ir paliksiu dabar, na, tegu nusileido. Paklausyk. Žiūrėk. Eik tu savo. Taškas. Nu kiek laisto, normaliai. Kažkiek palaistis, toj dar vieną iššausim. Bėgam. Smagumėlis šiaip netaip prijungiau. Pažiūrėk, kokia sistema pas mane čia.
Pigiausias būdas kaip padaryti slėgį, bet biškirent slėgis, bet tuoj pasipumpos, žiūrėk, va. Paimti iš tėvo hidroforą. Eik, tu nuviesa, žiūrėk, niek nėtas slėgiaus. Kas buvo? Nebė, kodėl nebeveik? Įsijung, girdi. Va, tik apsidžiaugiau. O, įsijungė. Tiek daug slėgio reikia pamesti, kai įsijungtų. Įdomiai. Nu, tai tikėkime palaistys tą daržą čia, šiaip taip, kaip nors. Vienaip ar kitaip. O, kas čia parvaro akmenų rinkėjas parlek. Akmenis jau surinkti. Daržai jau laistas, atvar patikrinti, šiek tiek velosipėdų išmažėkit mynę. Nu, gerai. Galvojau antrą jungti turi dar vieną purkštuvą, bet ką žino, tas slėgiaus užteks. Ką žino, užteks tas slėgiaus. Nu, išsiaiškinsim, tau pabandysim pajungti. Tegu darbuojas tas hidrofors. Turiu dar šlangas, turiu dar vieną purkštuvą, bandysiu. Nu, sistema tuokia, žodžiu, tas darbuojas, čia biškai pareguliavau, kad slėgį aukštesnį laikytų. Šlanga čia, trainiks ten, viens čia puršk, kits čia puršk. Nu, kažkaip taip dabar paliksiu. Čia laistyti, nusvarysiu vakarieniauti turbūt. Reiks atvaryti vėliau pažiūrėti, kiek jam čia sekė susilaistyti. Šiaip reikės dar, net nežinau, dar reikėtų biški šlangos prailginti ir perkelti dar biški toliau, nes čia nedagaus. Nu, bet kažkaip, manau, susilaistysiu čia tam kartui. Tam kartui, manau, užsispręsim šitam lopinėliui. Toliau ten normaliai žaliuoji, tai tikiuosi neprireiks. Bet būtinai reikia pasidaryti liejamą su traktoriu. Nes ten matau irgi spalva jau šviesiai, tai kad nebūtų ta pati bėda. Reikia pasilaistyti, nusipirkti trąšų. Nes čia taip ne variants. Irgi hidrofors čia tik tais dėl to, nes toks buvo variants. Realiai dabar jisai su dviem purkštuvais, net nežinau, nebegirdėjau, buvo nutilęs. Pastoviai, jeigu varo, tai ant kažin kiek ilgai čia irgi varys. Jei kas da antrą, turim pajungsim ir antrą da. Kitas nebeis ant pakeitimo įkits. Ne, da ant pastoviai varo, net nebenustoja, tai gal irgi negerai. Bet vanduo šalts, čia aušinas. Tai gal laikys. Nežinau, gal apsauga kokią turno perdegimo. Matysim. Svarbu darbą atliek kol kas. Žiūrėsim, kaip čia seksis nam. Sakai, ne variants. O koks būtų variants? Kits siurblių už 500 pasistatyti. Siurblių bet kokiu atveju reikės. Vietoj hidroforo sistema pas mane jaučiu bus su panardinamu siurbliu. Taip esu numatęs, taip suplanavau. Bet kol kas turėjau tik hidroforą pajungti. Tai beleko šūdo, belekiek nenoriu prisipirkti, žinai, irgi. Atvariau po vakarienės, pavalgiau. Čia, nežinau, kelias valandas palikau. Tai palaistytis, atvarau, tie niek neveik. Tas darbuojas kaip pasiutęs. Čia uždėjau tokį, žiūrėk, kad mano kelią mažiau matytis, kad čia hidrofors toks padėts. Karoči, vandens šulinį ant galą bėra. Nebijok, čia išleidam vis šulinį, vėl prisikaups, pilns ir tas šulinys. Na, taip ir buvo, spėja, kad čia pasilaisti kas nors. Tai apie 2,5 rintinę išvariau, ten biškės atkėlęs, kad dumblo netrauktų, tai... Tai ką, žinau, nu va, žiūrė, čia biškio kažkas kliuvo, bet kas čia pasilaistė, tai aš nežinau. Šitais jau sausa vėl. Čia gal vadinti laistymu, aš nežinau. Nabagai, smidriukai, nabagai. Bet reik konstruoti tą laistymo sistemą. Laistymo padargą reik darytis. Traukti čia tarp vagų, bandyti. Nes žiūrėjau, ten irgi mačiau nuo kelio, jau irgi geltonuoja tie smidrai. Bet nežinau, iš ko laistysim, jeigu šulinys tušts. Nu karač. Ir momentų, ir įsivelta čia, ir prasileista. Va. O,
Kurapkos skraido, tas duodas čia. Matai, žiūrėk, čia žali, tam trūkst. Ko trūkst? Vandens trūkst. Nu, ko gero, ką vandens trūkst, ko daugiau trūkst. Čia tokias piktžolės, žiūrės. Valgyk tokį, neėdamas, ne. Kas dar geresnė? Na, jo, vėl. Einam, žiūrim šitais. Čia vėl, vat, geltonuoja. Viens kits geltonuoja, tai reik laistyt, karačiui. Nu tai pažadėjau, to lietaus, tikiuosi gal bus, to lietaus, ką žinau. Prieinam pažiūrėti prie, kur akmuo buvo, pažiūrėk. Dobė biškį sukritus, reiks prisivežti, reiks užsiberti dar juodžemiaus. Biškį pakritę. Nu sako, smidrų šaknis eina giliai, tai pirmus 3 metus, sako, svarbus ir laistėm, žinai, tai. Nu aš tikiuosi nenumirs man šitie smidrai, nu ką, kol jauks, kol čia išmoksim, kol čia prisiruošim visko. Tai plans dabar ir, sakau, pasidaryti laistymui kažką ir varyt su tuo trašų dar įterpti į tą bačką. Bet tai, blemba, bet iškrašto vandens gausi tada. Kai išnaudojau visą, reiks varyti į Šmaigų ežero leistis. Nu, bus įdomiai. Toks, žinai, šiek medingi augalai iš mano prieito derliaus. Tokie, karačio aukštais grūdai. Grikiai šitais aug, žolikės, gėlikės šitais aug. O ta žolė, kurią sėjau, nifiga neaug dar kol kas. Nu, bet gal pradės. Ai. Praėjo 2 dienos gal kokios nuo laistymo, nežinau. Čia tiekite palaisčiau, biškį lopinėlį, nes baigęs vanduo. Nežinau, čia biškį gal atsigavo, biškį gal geresnė situacija, aš neatsimenu, bet atrodo daugiau buvo tų geltonų. Čia tikrai atsigavo, tikrai pažaliavo vėl atgal. Tai kaip ir man, nes čia va buvo grinai laisčius už langą, va čia biškį, čia tas piliau vagą, tai ten netgi dar drėgmės matos, dar visai fainiai, tai visai čia jaučiu padeda tas vanduo dar kol kas. Tai kaip į gerai jaučiu, šiandien palei planą turėtų palyt, nu palei planą, tai čia žinai, neplanuoji tokių dalykų, nepriplanuosi, bet prognozė rodo lietaus ir rodo šią savaitę daugiau lietaus, karščiai atslūgs, tai tikėkimės taip bus. Viens kits lašiuks jau ant stiklo nukrito. Nežinau, tą dangų pažiūrėjus, čia neatrodo daug žadantis, daug lietaus žadantis. Nu ir biški šitais debesiukų, tokių mėlynesnių, ten kažkur kažką gal ateis. Nu labai tikiuosi. Pradėjau dabar ir aš jau būti tas ūkininkas, katras tas žmogus. Kaip sakant, tas ūkininkas, katras lyn blogai, ne lyn blogai, kaip bebūtų vis laik blogai. Nu, iš tikrųjų stengiuosi tokiu nebūt, bet kartais pasijaučiu tikrai taip blemba. Jeigu per daug lyn, oi, gal per šlapę, gal čia reik darbuotis laukia lyn, reik darbuotis viduj saulė šviet. Niekad neįtiksi, žinai, bet, nu, reik, augaliukam lietaus reik. Su piktžolėm irgi kita tema, bet čia nesiplėsim, išmoksim, išdirbsim, vis bus gerai, patrešim, nesiparinu nekiek. Žadėjau vakar dar palaistyti agurkus, moliūgai tai numirė, bet pasodino agurkus dudliui, dudlis mėgsta labai agurkus. Įbraškės ir įsigudrinęs, koks žiaurus. Aš nam neleidu šiaip valgyti, nes jis toks alergiškas viskam ten yra, tai tik tais vienokį maistą valgo, tai tik tais agurkiukų duodu, nes paskui nežinosi. Tai ansai įbraškės, įsisiautęs, kar. Čia. Eik tu savo. Žiūrim, kur dudlis, ko ten eik. Skaba, braškės, cunk po vieną. Atradęs, kur auga, karačia. Čia suodne. Čia pas mane braškinė, ne. Gerai, va čia žiūrėk, turim pavytės. Bišk, kas tas ir tas agurks, ne? Kas čia? Pomidors gal? Nežinau, šiaip iš tikrųjų, nu pamatysim, kai užaugs, sakė, čia kažko prisodinu. Tai tik vienas agurks. Kas tie tokie? Reiks ChatGPT pagalbos klausti. Mamos reik klausti, kur čia prisodinus jie. Nu tai tas vienintelis agurks, tiek aš te pažįstu. Toks aš tas ūkininkas, tiek aš te pažįstu. Gerai, semu undenį, palaistau tų ir nežinau, atvariau pažiūrėti, kaip čia sekas, kaip čia kas ir atvariau su priekaba, da susirinkti skardų šitais, reikia išsimesti, va. Reikia išsimesti tas skardas, nu vien dėl to, nes priekaba dabar turi, žinai, reikia tas skardas susirinkti iš čia. Gal nusiardyti daugiau, bet vėl jeigu lys, kaip čia bus, kas čia bus, nežinau. Laukam lietaus, žodžiu. Jei, man atrodo, reikės įsitaisyti Tomį, nes mačiau Džerį. Kraunu čia tas skardas, tik myp kažkas nubėga. O.
Prasideda. Tik palaiščiau agurkus. Prasideda. Žiūrėk. Kur esi tu? Alynė, nelynė. Nu, karoči, krant. Kas antras lašas. Aha. Liuks. Aš laukiu lietaus. Liuksas. Tai atsigaus, midriukai, atsigaus. Ką tu, Dudli, nori vėl gerti? Tiek daugiausiai. Įprilakė, išlakė visą bliūdą. Įda nori. Nu gerai, einam pilti. Įpilam. Pasiemam. Tik ant dugno vėl paskutinis rintinis vandens. Och tu blecha mucha. Oi, skaniai. Oi, skaniai. Per barzdą varvėjo burnoj neturėjo. Eik tik. A, girdi? Šiukšlės renkam, aš tik parenku. Duok čia, nešk čia, sakau. Atnešk, greitai. Čia hidroforui pildyti ir. Davai, nešk čia. Su norėjai grįžti kalbėti, kad klausyt. Žmonos neklaus ne tam kartai. Manęs prašo parėjėkoti. Žiūrėk. Atneši čia greitai, sakau. Davai, duok čia. Eik čia. Davai, nešk čia, sakau. Kokie žaidim? Nu gerai, pažaiskim. Tiek to pažaiskim. A, pagausiu. Duodi čia greitai. Duodi čia, sakau. Duok čia. Davai greitai atiduodi. Čiut neiškritau iš savo kem 6 lastą. Nu ne mano, šiaip kem 5 nešioju, bet tokius radau. Tik tai darbinis. Negal labai bėgiuot su nais matomai. Oi, patinka nam nedarbės dirbti. Oi, patinka. Atiduodi greitai, sakau. Matai, kam reik žolinėlio. Su to pasiduoti reikia. Nu, čia sakau greitai. Nebijok, ir tam tikri tonai, kaip susikalbamės. Bet aš nenoriu dabar liūdinti, nes nam patinka ta puslė. Dėlį. A, girdi, Murziau. Ką čia dirbi dabar? Ką šiukšlini? 10 centų depozitą suėdai. Ne, be viršus, taip neimtum. Ištroškom, pageram. Simaudžiau. Nesusidraugauju aš tais prūkštuvais niekaip. Pažiūrėk, ką čia svaigsti, vaflitų. Vėl šulinis pilns vandens. Bet iš tikrųjų čia jau kokiam 2 savaitėm, jei nedaugiau, atsilieku video montažą. Čia dabar filmuoju jau kaip į video pabaigą. Vėl biški pakaitino, vėl biški geltonuoja čia tie smidriukai. Galvoju, reikia pabandyti užlėti, palaistyti šiek tiek, kiek jau išein, bet prastovėjęs tas tai iš vis pjaun grybą. Tas kažką čia biški vargst, kažką biški stengias daryti.
Nežinau, kada čia įmanoma palaisti tenus. Gerai, kad nėra čia kosmoso daug, tipo tos vietos, kur anie čia miršta, tai... Bet čia stopudovai, kad... Bijau, kad ateity teritorija plėsis dar į šią pusę, kur mes aletą taip pasklaidėm čia tą dirvožemį, tą muolį čia. Tipo palyginom, dirbam, pridirbom daugiau negu naudos čia ir. Tai galimai, nežinau, čia gal į tą pusę reiks plėsti aikštelę, kažkada ateity gal ten tų smidrų užvaryt, nors palei mano planą. Į dabartinę viziją čia, žinai, praplėstus pastatus čia pratemti ir reik štai čia galimai garažiuką daryti, link, kur Dudlis antai sėdži, link šulinio biškį, tokį garažiuką gal. Čia sujungti norėčiau tus padaryti tokį kaip sandėliuką ar kažką. O čia ateity visai šlapia ir visai ten prūda būtų bairis iškast jaučia. Nu, bet kada čia tai nusimato, tikrai ne šiemet, nežinau, ar kitą metą. Galimai, gal kaip jau įgyvendinsim projektą, kažkada kažkaip pasibaigti reikės. Gal tada tų lėšų biški bus daugiau tam visam projektų reikalui. Tai su piktžolėm situacija ir tokia, kad kokia ir ne kažin ką čia, na. Biški ir tragedija, iš tikrųjų ir tragedija. Biški ir bandyta ravėt, bet tai galimai pamatysit kitoj serijai. Tai tiek. Ačiū, kad žiūrėjai. Dėl konkurso, tai žadėjau saldainių, tai renkam nugalėtoją, ką manus padovanosim. Tu, kas laimėjai, parašyk man Facebook ar Instagramą, jeigu nerašysi, negausi, nematysi, nežiūrėsi kitos serijos, nežinosi, ką laimėjai, ką padarysi. Įkapi, aš jau jūsų čia nesurasiu per jūsų nikus, žinai, tuos YouTube'ės nikus, tai neieškosiu, jei neatsirandat jau čia, ką padarysi. Tai vat, tokios tokelės, tokios kol kas naujienos, šiaip naujienų turiu daugiau, bet laukit naują video pamatys. Tai jeigu dar nesubscribini, pasubscribink, jeigu nematei, pažiūrėk šitus video, tai komentuokit, laikinkit. Nu, jeigu jau nesunku, kaip sakant, būtų fainiai, ką pahypintume dar. O aš einu toliau čia su tuo kažkaip tai bandyti aiškintis, kas čia nam nepatinka. Ko nebesisuki, biškį paklibinau, nebeeinu, pieva kažkokia tai.